Sveiki visi, esu Ramunė Kabašinskienė, OVC Consulting tyrimo grupės vadovė. Šiandieną trumpai pakalbėsime apie 360 laipsnių grįžtamojo ryšio metodą. Tai vertė ir prasmė yra tiek pačiam vadovui, kurį vertiname, tiek ir visai organizacijai. Vadovas gauna apie save grįžtamąjį ryšį iš kolegų, darbuotojų, iš savo tiesioginio vadovo, apie savo stipriasias pusės ir ugdytinas vietas ir gali atitinkamai susidėlioti ugdymo kryptis ir prioritetus. Ką gauna organizacija? Iš apibendrintų rezultatų tyrimo yra planuojamas tolimesnis ugdymas visos vertintų vadovų grupės mastu ar organizacijos mastu. Taigi, tai yra tikrai didelė vertė gauti apie save grįžtamąjį ryšį iš aplinkos, kuri mato ir stebi elgesį. Tai supraskime, kad tai nėra pažymys, kurį mes rašome vadovui, kad ar jis ar gerai arba blogai dirba. Tai yra tam tikra anketinė apklausa, kurioje žmonės išsako savo nuomonę apie realias darbinės elgsenas, sugrupuotas pagal tam tikras kompetencijas. Pavyzdžiui, jeigu mes sakom, kad yra kompetencija efektyvi komunikacija. Ką tai sako? Tai yra anketoje grupė elgesį aprašančių teiginių, kaip pavyzdžiui, ar jis laiku pasidalina informaciją su kolegomis, ar jisai moka aiškiai, struktūruotai, argumentuotai išdėstyti savo mintį, kiek jisai pasirūpina ir dalinas informaciją su kitais padaliniais. Taigi, pagal kiekvieną kompetenciją anketoje yra tam tikri teiginiai, kuriuos ir įvertiname. Skalė, kaip sakiau, nėra pažymys. Tai yra, kiek retai arba dažnai aš galiu tokią elgseną stebėti. Tai yra reali vadovo darbinė elgsena. Tai jeigu mes sakom, pavadinimas pats yra 360 laipsnių tyrimas, tai reiškia, kad vadovas vertina pats save, jį vertina jo tiesioginis vadovas, horizontaliai jo lygmens kolegos, su kuriais jis turi tampriausių darbinių ryšių, ir jo darbuotojai, jo komanda. Vertintojų grupės kolegos ar darbuotojai turėtų būti svarbu, kad būtų tie žmonės, kurie turi realių darbinių saitų su vertinamu žmogumi ir kad jie būtų ne mažiau kelis mėnesius jau dirbę šitoje komandoje ar organizacijoje, kad turėtų pagrįstą savo nuomonę apie vertinamas kompetencijas. Rezultatas yra individuali ataskaita apie visas įvertintas kompetencijas pačiam vertintam vadovui ir apibendrinti rezultatai apie visus vertintus vadovus, kuri yra pateikiama organizacijai. Norėčiau užakcentuoti 360 tyrimo konfidencialumą ir anonimiškumą. Ką tai sako, ką tai reiškia? Tai, kad kiekvienas jūsų užpildytas atsakymas, jūsų užpildyta anketa keliauja tiesiai apdorojimui platformoje prie jūsų individualių išsakytų nuomonių, niekas neturi prieigos tiesiogiai. Kitas dalykas, kad tiek ataskaitose individualiuose, tiek apibendrintoje yra pateikiami vidurkiai vertinimų pagal kiekvieną kompetenciją, pagal kiekvieną teiginį. Tai reiškia, kad jūsų asmeninis vertinimas irgi niekur neatsispindi ataskaitose. Vidurkis, vertintojų grupės vidurkis, imamas tada, kai yra ne mažiau negu 3 vertintojai, kurie išsakė savo nuomonę. Pavyzdžiui, jeigu yra mažas skyrius, mažas padalinys ir tenai užpildė tyrimą tik tai 2
darbuotojai iš to tyrimo, jų duomenys bus apjungti su kolegų vertinimais. Tai reiškia, kad vidurkis yra skaičiuojamas, jeigu yra ne mažiau negu 3 vertinantis asmenys šitoje vertintojų grupėje. Taigi prieiga prie jūsų asmeninių duomenų yra tikrai konfidenciali ir tyrimas yra anonimiškas. Būna klausimų ir dažnai kyla klausimų, o kas gali matyti ar kas gali susipažinti su mano individualia ataskaita. Tai įprasta praktika yra ta, kad visos asmeninės ataskaitos yra apibendrinta bendra visų vadovų ataskaita, yra perduodama personalo skyriui, atsakingam žmogui už šitą projektą. Dažniausiai tai yra personalo vadovas ir lygiai taip pat jį keliauja asmeniškai, individualiai kiekvienam vertintam vadovui. Kas dar gali susipažinti? Žinoma, tiesioginis vadovas, nes su juo ir toliau bus aptariamos ugdymosi kryptys, ugdymosi planai. Tai natūralu, kad tie rezultatai, jie yra aptarimo objektas ir toliau susidėlioti bendrasias kryptis ugdymosi. Detalesnė informacija su konkrečiais projekto terminais, pildymo trukme ir visa tai, ką jums reikėtų žinoti, jūs pasieks elektroniniu paštu, o šiam kartui tiek.